Marijampolės meno mokykloje išskirtinai, sakyčiau, pirmą kartą yra kuriamas žemės meno skulptūrų pleneras, tai yra būtent žemės meno skulptūros. Jos yra kuriamos iš tvarių medžiagų, iš tai, kas randama gamtoje, iš šakų, akmenukų, jos yra komponuojamos, ieškoma kažkokių tai tvirtinimo detalių, bet viskas yra daroma tik tai iš gamtos. Kodėl mes tai darome? Iš tiesų ši idėja jau man kirbėjo keletą metų, nors aš ir dirbu labai trumpai meno mokykloje, dirbu tik tai 3 metai, bet matydama pro langą šį nuostabų parką, kuris tiesiog ir akyse nyksta dėja, kažkaip jau sakau, kirbėjo kelinti metai ta idėja, kad būtent reikia daryti šios tokios laikinos, sakyčiau, formos, bet labai prasmingą plenerą, kuomet tikrai vaikai sužino ir parko istoriją, ir supranta šios meno rūšies svarbą. Žemės menas iš tiesų jau, kaip pasakyti, tikrai ne naujiena, Lietuvoje vyksta šie plenerai. Galbūt tai, ką aš norėčiau išskirtinai pasakyti, tai kad šis parkas yra istoriškai labai svarbus Marijampolėje, tai buvo vienas iš gražiausių parkų Lietuvoje, kuomet buvo tarpukariu sukurtas. Jis yra prancūziško tipo parkas ir už manęs matosi tik viena ašinė linija, kur yra centrinė, o daugiau visa kita jau yra sunykę tilteliai per upelį, sunykę takai, nebelikę galbūt ir tų išskirtinai labai svarbių ir medžių, kurių buvo privežta iš užsienio, tikrai ne Lietuvos, kaip sakyti, klimatui skirtų ir čia pasodintų ir augintų. Žodžiu, tas parkas yra sunykęs ir šis žemės meno pleneras primena galbūt tai, kelia į paviršių ir tas problemas, kadangi šis parkas nyksta, yra pelkėta vieta, medžiai, kuomet būna audros, visada išvirsta. Tai matydami visą tai mes ir norime sukurti skulptūras, kurios galbūt ir atsistoja į tas vietas, kur buvo kadaise medžiai, ir norime apie tai kalbėti. Pavadinimas irgi L'Art de la Terre yra būtent verčiasi iš prancūzų kalbos žemės menas. Tai būtent dėl to ir parinkau tokį pavadinimą, kad priminti šio parko istoriją. Šiame plenere dalyvauja ne tik Marijampolės meno mokyklos mokytojai ir mokinių grupės, bet norėjosi suburti daugiau dalyvių, kad galbūt ir su tokia intencija, kad šis pleneras bus tęstinis ir aš labai viliuosi, kad jisai vyks ir kitais metais. Todėl šiais metais dalyvauja dar irgi marijampolietis skulptorius Zigmas Buterlevičius su šeimos komanda, marijampolietis Vytautas Jukna, taip pat dalyvaus Kauno skulptorius Tautvilas Paviljonis, jau jisai yra marijampoliečiams žinomas, nes yra pastatęs paminklą Runkeliui. O iš kitų svečių dalyvių norėčiau dar išskirti mūsų Ievą Voronackytę, kuri yra juvelyrė ir taipogi ruošiasi sukurti įdomią instaliaciją. Taip pat muzikos skyrius jungiasi ir Gintas Kraptavičius irgi tokią staigmeną yra paruošęs, garsinę, kuri irgi būtent turėtų būti vėjo pagaunamas garsas ir skambėti. Tai ši skulptūra nebus iš tvarių medžiagų, bet tai, kad mes panaudojam vėjo garsą, galbūt ir tikimės išgirsti muziką, tai irgi yra šiokia tokia naujovė ir, sakyčiau, staigmena, kuri praturtina mūsų plenerą. Žemės menas, kiek teko dabar suprasti, man irgi pirmas naujas toks dalykas, tai yra kaip ir toks labai stipriai susijęs su gamta. Mes darome iš gamtos formų, iš gamtos medžiagų viską, kas ilgainiui sugrius, suirs, nebeliks, bet kartu ir mokomės iš gamtos, nes pats geriausias kūrėjas yra gamta. Gamta yra pats geriausias kūrėjas. Ir viską, ką galima iš jos padaryti, tik mes kurdami papildom tą gamtą, sukuriam savas formas, nes mums tai prigimtinė dovana kiekvienam žmogui iš aukštesnių jėgų, kaip sakyt, mes turim kiekvienas norą kažką tai patiems padaryti, sukurti. Kaip ir gamta pati, jinai chaotiškai viską kuria, bet jos kūriniai yra patys geriausi, tobuliausi. Tai va, tai ir mes bandom ją mėgdžioti, kurti, kažką tai padaryti įdomaus, kas patrauktų žmogaus akį ir kartu neišsiskirtų, net mestų gamta, jinai gražiai susijungtų su mūsų kūriniu.